Sveiki atvykę jau prie 18 Minecraft dalies ir šį kartą, kaip matot, aš turiu ženčiantintus Diamond įrankius. Tai aš išsienčentinau ir šiandien aš jums turiu daug parodyti naujo visko. Tai pirmą aš gavau va tokius enchantus ant visų, tada sulaužiau aš tą praeitą pikeksą ir naują pasidariau. Tada pas mane dabar labai mažai lyjo, nes aš miriau ir kažkokiu būdu mane išsisaugojo namai. Va, kažkoks, you have no home, but bed or changer, respawn angel or it. Nes gal aš buvau kitam tamba, nes aš buvau nederį. Žodžiu, tai va. Kitas dalykas, ką turiu parodyti, tai aš uždegiau portalą, bet čia eisim vėliau. Ir dar turiu apačioj parodyti, tai pasidariau va tokį dalykėlį. Tada pasidariau čia visokių armorų čestą. Tada šitą medienos pasididėjo, stauno pamažėjo. Ir pasidariau įrankių. Pasidariau žolės. Ne žolės buvo padarytas. Tada, aš su šitu fortune pikeksu labai daug deimantų radau ir išsteko. Nors aš ėjau mobų žudyti dėl lygio, nes aš jau buvau pradėjęs enchantint. Ir dar mending aš villagerį gavau lunch, tai neatsimenu, iš kur gavau. Tada čia nedariau. Čia tai enchantų. Čia visokių kas tokius spalvos, kaip ir tokius panašiai kažkas, nežinau. Štai kaip šitą susirūšiavau. Ir čia visi tokie daiktai, kur neturi savo vietos. Palaukit dar. Čia va, šitą reikia dėti. Tai šiandien, kadangi aš numiriau, pagalvojau, kad man reikia gero seto. Ir šiandieną, dar į nederį reikia biškį nueit. Pažiūrėkit, padariau tokį kambariuką. Čia va galim į vieną pusę eit. O čia va galim į kitą pusę eit. Bet jie abi neis. Tai šiandieną, manau, aš eisiu kasinėtis netherite'o. Bet man labai baisu, nes aš noriu pradžiai rast fortressą, pasidariau truputį tų fire resistance potionų, nes aš vis sugebėjau mirt nuo ugnies, nes kai čia dariau šitą, aš išgrioviau vieną bloką, stovėjau čia, ten lava tekėjo ir tada aš numiriau. Tai va, ir dar aš jums kiek daug laukia turiu ką parodyti. Pirmas, aš ten padariau tiltelį, kaip sakiau, padarysiu. Čia, nežinau, aš čia užauginau tą keturis spiriusus ir čia atsirado, aš čia vėliau sutvarkysiu. Šigerkeinų praplatinau. Ir dabar dar čia yra keli pakeitimai. Tai biškai čia nugrioviau villagerį, nes čia reikėjo. Truputį lovų neturiu. Bet pažiūrėkit dabar čia va. Čia yra brydinimas. Palaukit, čia truputį nesutvarkiau dar. Palaukit čia. Čia gerai. Ir dabar pabrydinsimės juos. Alio? Na žodžiu, čia jie vėliau pasibrydins. Plius, aš jau esu vieną pabrydinęs, bet jis dar, man atrodo, vaikas. Ar jis jau... žiūrėkit, jis jau didelis. Tai va. Ir... O taip, aš toj grįšiu. Ir šitą dėl to ir padariau. Kaip reikia. Greitai, kad neišnyktų. O ten tas... Kaip pamiršau, tas bibliotekininkas, tai ten mendingas. Nežinau, ar aš nefilmavau tą dalį, bet aš žodžiu buvau gavęs mendingą. Tada nuėjau gauti emeraldų ir tada aš grįžau ir jis prarado. Tai
O dabar tai jau čia prasidės. Ko tada? O ko jūs norit iš manęs, leiskitės man. Neištryp daržutų, storas daiktas. Nu, ir aš tik 14 turiu. Maniau, kad bus lengviau čia jos. Aš noriu automatinės vytų fermos, bet aš nemoku pagaminti. Na. Ir dar per praeitą epizodą aš nuėjau į urvą pažudyt mobų ir vos gal 10 kartų nenumiriau. Ten aš ant gyvybės bėgiojau, dar mažiau, nu žodžiu. Ir pas mane buvo atėję pillageriai. Nu vienas pillageris tas su baneriu, tai aš gavau jo banerį ten pasidėjau ir gavau jo tą... Tu dar nori. Ir gavau jau tą eliksyrą. Tai aš tą eliksyrą pasiliksiu. Koks aš strėlių neturiu. Na. Ir šiandien tikiuosi, jie bus ten atsikėlę ir aš galėsiu juos pabrydinęs. Ar gal jau jie pabrydino? Jau kaip supratau, jie pasibrydino. Palaukit, čia man čia šansas. Va, kad tik išnaudoju šansą. Va. Nu. Va, mendingas. O šitas pardavinėja šitą ir šitą, kur man... Na šitą stauną šitą labai daug išnešiau klaidų. Šiaip gal jau jisai ir toks blogas. Nežinau. Aš jį naudosiu turbūt kaip brydinimo. Tokį. Ir aš taip nesu. Gerai, ką dabar čia galim dar padaryti? Pamiršau kažką norėjau. Tai dabar aš eisiu jau turbūt šitą... Blem, aš noriu greitai užrakinti jam tą treidą, kad jis nepakeistų. Nes morkos, tipo man, aš dabar jau daug turiu, bet iš tikrųjų šių mažai turiu. Tipo, šią sekundę daug turiu, bet kai nupirksiu, aš jas lėtai gaunu, bet, na, nemoku paaiškinti. Na, aš tipo dar pačias morkas ir valgau ir dar su jom villageris brydinu, tai. Aš mačiau, kaip padaryta brydinimo ferma, bet ten bele kiek villagerių reikia, irono ir panašiai. Arba galiu iron fermą padaryti. Na žodžiu. Na tikėkimės nepakeitė šitas dėdėjonas. Ir... Aš vieną emeraldą pasėti čia, bet aš bitrūnų neturiu, tai aš negalėjau. Na jo. Ir dabar mes eisim turbūt kasinėt neteraitą. Bet aš biškį bijau dar. Aš taip tai dar norėčiau visai užsienšentinti savo pikeksus, bet jo. Ir... Na man tos kelnės tai jau tikrai ilgai nelaikys. Tai dabar jau reikia. Gerai, tai aš gal užsienšentinsiu kokius 2, nes šitą tai jisai fortune, tai aš nenaudosiu. Nes jisai, jisai nieko ten nepadarys. Efficiency 2 gal. Tai man kėlė tą lygį tenai. Tai man dar kažkaip reikia gauti 1 XP. Ne pilną XP, bet aš jau beveik turiu. Tai va dabar man reikia lipti į viršų ir susiras kokį mobą.
nežinau, kaip aš tai padarysiu. Va, šitam keivė buvau. Čia labai. Aš iš tą girdėjau. Opa, please, duok pakankamai. Na, dar vieną turim. Opa. Ir dar kiaušiukų turim. Ir dar vieną. Na, tai čia į ateitį. Tai va. Ir dabar aš šitą grėsą čia va papleisinsiu, mane nereikia. Tik iš visokių dar nesąmonį neturiu, reikės parnešti. Tai va. Šitas video nemanau, kad bus toks labai čia įdomus. Tai kad aš dabar, ai va tenais. Ir dabar plako, ai, aš ekspėjau. Na tai aš dar ne to neturiu. Lazulio palaną. Emeraldą reikia įdėti. Truputį šitų nesąmonių. Mane čia labai didelis medienos. Ir dar šitas reikia įdėti. Kaulas. Ir į čia bazaltą. Ir čia likusias nesąmonės. Tai va. Ir taip ir nepasiėmiau šito lapis lazulio. Na, dabar kartu gausim ir... Okay. Oho, aš šitą iš antro gavau, o šitą iš pirmo. Na, kažkiek gerai bus. Tikrai greičiau maininsim, bet ne per greičiausiai. Gerai, man pilnam setui reikia 28. Na, 24, nes aš šitą pamiršau, kaip vadinas. Kastuvą tai vėliau pasidarysiu, nes jis man dabar visiškai nesvarbus. Aš manau, pradėsiu nuo armorų, nes man armorų labiausiai reikia. Tai gerai, man dabar reiks susirasti 15 lygį. Šitą dar būtinai pasiimti. Ir, manau, leidžiamės. Ai, aš dabar naudosiu patį praščiausią. Gerai, kokiam aš lygį? 56. Būtų man čia visai neblogai, reikėtų pasikas žemyn. O aš ką tik vos ten neiššokau. O ką dabar man daryti? Na, turbūt bandyt gal kokį keliuką tiestis, kažką dar. Mes, kad manęs nieks nenumuštų ten, kol aš tiesiuosi tą keliuką. Oi, blemba. Man jau nepatinka. Ai, va. Tai palatai, aš tada čia kažkur galiu kastis. Tai palatai, man čia fukaka nereikia. Labiausiai, ko aš nenoriu, labiausiai, ko dabar noriu, tai išeiti iš šito bajimo. O, pagaliau prasideda šitas. Bet vis tiek čia šitas. Jeigu aš čia truputį Aš jau tai jau padarysiu.
Kodėl čia toks radiacijos garsas? Aha, nu žodžiu, čia tarkim. Ir mes traukiam. O, aš net šitą pradėjau kast. Kai man nepatinka, kad aš čia aplinkui visur girdžiu lavos. Oi, kaip man nepatinka. Mes esam dar tik 25 lygiai. Ir man atrodo, šitam bajame net neatsiranda nederait. Nebent jau čia žiauriai mažas šansas. Kodėl šito labai mažai nederėkų? Aš kaip tik jau noriu labai daug. Ir kodėl šitas bajamas toks dabar pasidarė dažnas? Nes daug kas, kiek esu matęs, tai kokius streamus daro ar kažką ir žaidžia ir savo namuose pasidaro portalą, tai visą laiką būna beščionas. Oi, tai yra bazalto bajimas. Nu, ne visą laiką, bet labai dažnai. Aš jau užsikalbėjau per daug. Haha, kas man. Va. Aš ten dar savo kalbą. Labiausiai, ko aš nenoriu, tai lavų. Žinot, ką aš šitą pasimsiu į čia. Ir... Greičiau aš iš šito bajamo išeičiau, nes man taip čia nepatinka. Nu, susitiksim, kaip aš iš šito bajamo išeisiu. Ir aš turbūt jau radau šitą bajamą. Kur aš iš zigzagais pradėjau po to varyti, radau. Tuo. Ui. Man ten nepatinka. Šit. O, salsendas. Paimsiu. Kodėl toks garsas, kai šį paimu? Na, ir, nepaimu, bet išgeriau toks. Ir daugiau salsendo. Ir aš dar neradau. Oi, ramiau gal. Gerai, į šitą pusę nebenoriu. Kaip aš noriu tiek daug nederaito rasti. Bet kaip čia neįmanoma. Man įdomu. Kaip manot, kas greičiau ar man luš? Kaip manot, kas greičiau ar man luš pikeksas? Ar... Žinot, ką man šito biškį reikia? Kaip manot, kas greičiau ar... O čia šitas... Ir tą paimsiu vėliau, bet... Kaip manot, kas greičiau ar man luš pikeksą ir aš rasiu nederaitą. Aš tai manau, kad luš pikeksą. Aš visų čia blokų noriu pabiškį... Nu. Galėtų vietoj salsendo būt ne čindebris, tai visai būtų gerai. O?
Man XP labai reikia. Ir dabar, oi, jėta. Va kaka. O, neteka, kas negerai. Kaip tą lavą užstatyti? Kaip tą? Nesuprantu. Ta lava čia. Kokio gerai, man jau nepatinka. Ten tiek gili lava, kad aš nieko nepasiekiu. Ir jau mano jau pikeksai į pabaigą. O aš radau dar lygiai nulį šitą. Čia į visas pusės ta lava. Arba salsendas. Ne. Negražu. Arba salsendas, arba lava. Ar aš ne tam lygiai ieškau? Pirmas netraitas. Žinau, kad tai neveikia, bet aš vis tiek noriu išgriauti Fortune. Pagaliau pirmas netheraitas, kai jau tas... Gal dar čia kažkur paslėpta? Gal paslėpėt nedraugiški kokie? Ir aš su šito griausiu čia. Man XP labai reikia. Šiaip aš pragarę galiu pakankamai gauti XP ir tada nereikės ten kažko kito. Bet dar ir daug šansų pragarę, kad aš ir numirsiu. Bet pagaliau 2. Man jau čia tikrai yra pasiekimas. Ko aš čia per vieną? Tai taip reikia mainį, nes aš čia po 6 blokus maininu, kai taip mainini. Okei. Tai pala, man dabar reikia dar kovarco daugiau. Žinot ką? Aš... Va tai, pasidarysiu ir aš gal su Fortune griausiu. Man čia pikeksai nelabai svarbus. Tai buvo durability, kai to Fortune, nes aš manau, kad aš gausiu kokį efficiency 4 ir aš sujungsiu jį. Na, svarbiausia, kad tas Fortune nelūžtų. Bet, jo. Žodžiu, aš manau video užbaigsiu, kaip sulaužysiu pirmą pikeksą, tai... Na, gal dar biškį ir antro pagrėjaus. Aš jau pagalvoju, kad šitas... Realiai, pragarė aš dabar, kasinėdamas, kur aš 13. Aš na va, lūžo. O šitas ilgiau laikys man. Kodėl kai aš pamatau kitą bloką, ne kvarcą, iš karto man atrodo, kad ten tas... Oi, kitą bloką ne dereką ir iš karto man atrodo, kad ten tas Ancient Debris. Kaip radau pirmą, tai buvo, dabar jau nemyra. Ai ne, kaip tik atvirkščiai, kai dar pirmo neturėjau, dar taip nebuvo, po to jau. Blemba.
Tas inčindebris pasislėpęs. Ai, ir aš dar iki dabar nei karto nenaudojau čytuvo. Ir jeigu ką, jeigu aš gal nežinau, ar moku įjungti komandas, kaip jau padarau pasaulį be komandų, nu tipo čytų, ne čytų, bet tiesiog ten, kur kreatyvą tada gali įsijungti ir panašiai. Tai aš gal ir moku dar padaryti po to su komandom, bet aš tikrai nemoku padaryti atgal, nu kad tipo be komandų vėl po to būtų. Ir nieko gero. Ir aš vėl įsikasiau į savo tunelį. Man tai klausimas, kaip aš namo grįšiu. Na šiaip, realiai aš nėra, kad tiek ir daug aš čia kasiau. Bet tipo, visai nebloga. Kažkaip kaip pažiūri, kiek aš turiu inčindebrį, atrodo, kad čia beveik nieko aš nekasiu. Na žodžiu, manau, kad šiam kartui ačiū, kad žiūrėjot. Viso geriausio.